Sveiki gyvi. Dabar ruduo. 4 valandą vakaro. Vis dėlto savaitgalis. Nutarė pasivaikščioti po gamtą. Nufilmavau vaizdo įrašų. Na, o pareinant sugalvojau trumpam parodyti, kaip atrodo bent šios dienos ruduo. Va, tokie vaizdai. Teko nufilmuoti šį peizažą. Va, kaip nuostabu. Na ir trumpam, kol pareisiu iki tam tikros vietos, parodysiu, kaip atrodo šis miškas. Eisime keliuku. Dar matosi žaluma. Na, buvau privačiuose miškuose. Žmonės kerta mišką. Tai, kaip sakau, nieko gero, sugadino nuotaiką, bet ant vakaro šit apsiramino. Na, labai graži vieta. Šalia teka upelis. Labai gražu. Pasisekė diena. Iš pat ryto buvo darganota. Na, o dabar įsigėdrijo visai kitas vaizdas ir smagu būti miške. Paukščių balsų nėra. Tik vėjas stiprus. Ir dar krentančių lapų čežėjimas kažkoks tai. Va. Dar girdisi pjauna mišką. Va, koksai vaizdas. Gražu. Va. Na, o kaip atrodo šį pusę, kur ėjome. Va. Saulėta diena. Va. Žinoma, yra ir balučių, bet nieko baisaus. Galime praseiti. Va. Kaip skaniai kvepia viskas. O, kas čia toksai? Opa. Grybukas kažkoks tai. O. Saulė jau eina į pabaigą, kaip sakant. Leidžiasi. Va. Čia trumpai aš dar jums parodysiu.
Visko žinoma negalima nufilmuoti, bet einant, gal kažkam bus įdomu, įkelsiu, parodysiu, kaip dar atrodo miškas. Na, žinoma, vat tenai miško jau nebėra, miškas iškirstas. Nors šis miškas buvo jau senokai iškirstas, bet nieko gero nėra iš to miško. Tai va, eikime tiesiai, čia žmonės kažkokie vaikšto su mašinom, kad jų netrikdyti. Prasivaikščiokime po mišką. Gal kokie grybautojai. Žmonės irgi ilsisi. Nori ramybės kažkokios tai. Taip, o mes bėkime čia. Eikime į keliuką. Va. Viskas iškirsta. Na, graži gamta. Va. Va, koksai gražuolis ąžuoliukas dar. Gražios eglutės. Tik nežinau, ar čia buvo specialiai užsodintos. Čia irgi kažkada buvo iškirstas miškas. Va. Nežinau, gal jums nesigirdi, kaip jauna mišką. Va. Ant vakaro atsigavo paukštukai. Keista. Penktą valandą vakaro, o medkirčiai darbuojasi. Nu, manau, apie 5, gal apie 4. Opa, va čia į tešlynai. Na, kaip čia atrodo peizažas. Va, čia iškirsta. Čia gal prieš 3 mėnesius buvo medžiai. Va. O dabar jau iškirsta. Lapų
Čiženimas ramina kažkiek. Va. Kokia einame takeliu. Greitai medžiai numes lapukus. Ir nieko nebeliks. Giedra. Nu. O. Eikime toliau. Žinoma, norėtųsi apeiti daug daugiau, bet dar to laiko nėra. Ir jums gal visai neįdomu, visiems žmonėms labiau įdomiau pasiklausyti juokelis, humorą, tai kažką tai rodyti, gaišti laiką. Aš galiu ir taip pasivaikščioti dėl kelių žmonių. Nemanau, kad yra didelės prasmės, nebent savo prisiminimuose kažką tai išsaugoti, išlaikyti. Galbūt atsiminti. Va, priėjome lieptą. Žinoma, kai kas gali ir atpažinti šią vietą. Taip. Tiltas suremontuotas. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Va. Taip. Ten sąnašos kažkokios yra, uždengia upę. Vėjas koksai. Kaip atrodo vandenėlis. Daug medžių lapų jau yra numetę. Trumpam pavėlavau.
Tai va. Klevai dar, ąžuolai. Man atrodo, dar turi lapus, va, klevas. Na jo. Dar turi lapukus. Na ką, eikim. Pusė saulės šviečia, tai neapsimoka nei kažką tai rodyti. Vis tiek nieko nesimatys. Suremontuotas tiltas, nuostabu. Na ką. Va. Eikime per tešlynus, kaip sakant. Va. Kokie keliai. Kaimo keleliai. Kažkada virė gyvenimas čia. Matyt, daug kas važinėjosi. Arkliais. Žinoma, su mašinu nieks čia nesivažinėjo. Gal tai buvo kažkokie tai pievos žmonių. Gyvulius laikydavo. Kaip sakant, va. Ten tokia įdomi aukštuma, na, trumpam nueikim. Man atrodo, čia pušys tokios įdomios yra. Nors nelabai yra laiko. Opa. Toksai kalnelis. Va. Čia šlaitas įdomus irgi toksai yra. Taip, kaip čia įlysti. Ir čia yra bebrynas liktai. Va, čia yra buvęs kažkas tai. Iškastas vietos, bet jo apleistas va ten. Gal lapės ar... Pažiūrėkim. Angosoje. Kokia ši anga didelė. Nu ir kaip man čia dabar. Nepraeisiu čia. Tai va. Įdomi vieta. Čia labiau reikėtų
dienos metu. Jeigu kažkam tai bus įdomu, parašykit. Bandysiu praeiti tais tokiais šlaitais, nes galima rasti labai daug įdomių dalykų. Nu, nueikime į kitos eglės. Va, ir grįžkim. Va, kokia pušis. Vėliau prieisim, kai pakilsiu. Kad čia susivėlinau. O, čia pelkė. Opa. Dažniausiai šlaituose kažkas tai gyvena. Opa. Na tiek to, kilkim. Va, kas čia įdomu. O, to ir rezultatas. Visa eglė. Visa eglė. Kas čia? Gilzė. Ekstra 35. Ką jinai čia veikia? Bornagdicht. Kas čia? Per du tokie dalykai. O, koksai. Žuoliukas. Nu, tiek to toliau nebeisim. Nebėra laiko. Bet šitą gilzę jau kažkas tai užsiminėjo medžioklę. Va. Nežinau, kam jis skirta, kokiem gyviam. Kam jinai čia buvo skirta. Va, kokia pušis. Na gerai, gilzę palieku. Gal ne taip padarykim. Gal paimkim ją ir išmesim kur norintais. Kažkas tai nesusirenka savo daiktų. A, ne. Kas čia įdomu labai, tos daubos. Lyg tai būtų kaip gyvūnų iškastos. Ne. Opa. Eikim toliau. Į keliuką. Labai kažkaip keistai iškasinėta. Akurat. Kas čia kasinėta? Čia kasinėta. Aha. Dar ten eikim, pažiūrėkim. Ne. Čia nieko nėra.
tokiuose vietose dažniausiai lapės, nu zuikiai kažin. Va, dar viena didžiulė pušikė. Vėjas gan didelis. Kokias gamtos spalvos. Auksinės spalvos. Na ir pušis įdomi. Na va. Trumpam galėsit pasidžiaugti, kaip atrodo tiesiog miškas. Norėčiau dar pasukti vieną pusę. Tiek to, manau, pasuksiu, pažiūrėsiu, kaip atrodo dar viena vieta, kad ateity galėčiau arba atvykti, arba neatvykti. Gal kas norintis net nepastebėjo, kad jau auksiniai lapai yra gamtoje. Jeigu daugiabučiuose sėdit, na taip, ką čia pastebėsi. Jau lįskim čia. Trumpam pažiūrėkim, kaip gal aš jums neatsibosiu. Opa. Gaila, kad miškai skerdžiami, pjaunami, net ir tokiu metu. Žemė yra tiek įmirkusi, po to atsiranda vėžės tokios.
tvirtau. Na va, daeikime iki tam tikros vietos. Pažiūrėkim, kaip dar atrodo. Nežinau, man atrodo, 41 metais apie, čia man atrodo nieko, čia buvo laukai, reikėtų pasižiūrėti žemėlapius. Nes, man atrodo, čia nebuvo jokio miško, čia buvo laukai arba pelkynai. Gal tai vietoj ėjo, bet aš liktai bijau pameluoti. Va. Na, pasidžiaukime čia. Čia irgi jau buvo kažkiek tai apretentas tas miškas. Pušynai dar kažkur tai yra, nors šios vietos labiau taip sakant, miškuose labiau apgyvendintas eglėmis. Na, o čia ši vietovė kažkaip tai, kaip bebūtų keista, dar yra ir pušelių. Kas tai lėmė, nežinia. Lazdynas jau paparčiai. Na va, manau, čia šitas miškas irgi bus kertamas kažkada. Nes šis miškas yra privatus, šonuose jau yra iškirsta. Taip kad greitų laikų nebus kur benueiti. Ten, kur neprieis. Arba bus nepatogu kirsti mišką, ten ir paliks. Na ką, eikime atgal, pasidžiaugime. Saulė va leidžiasi jau. Klevas irgi jau retėja. Kaip kvapas, koksai geras, malonus, gaivus. Jaučiasi samanų kvapas su drėgme. Labai daug eterinių aliejų. Tiesiog svaigino to kvapo. Kaip nuostabu, kaip gera. Dabar būtų puiku kavos puodelis. O, kokia graži vieta. Kokia alėja. A ne? Nuostabu.
Rudens miškas. Eglėšakiai, eglės. Va. Eglutės kokios. Net kažkaip tai norisi jas čiupinėti. Kaip kvepia eglėšakiai. Labai gražu. Čia kažkada gal keliukas ėjo, o kur jisai galėjo eiti, gal nežino. Tai va, mano kelionė jums neprailgo. Trumpam akis paganėt. Gaila, kad neina perteikti kvapų. Taip. Na, jeigu jums tokie pasivaikščiojimai kažkaip tai patiko, nes nelabai ir žiūrit, todėl aš jų stengiuosi nekelti, stengiuosi tik tai trumpus kažkokius tai vaizdo įrašiukus įkelti, nes nelabai žiūrit, o tai užtrunka gan labai ilgą laiką, papildomai vaikščiojimai, papildomas apdorojimas vaizdo įrašo. Tai tas viskas kainuoja, laikas kainuoja. O kiek aš apėjau, jau galėjau būti senai namie. Bet žinoma, man pačiam yra kažkiek tai įdomu. Jei nebūtų gal įdomu, taip jau čia nesiblaškyčiau. Taip, na jeigu patiko, ar nepatiko, nepagailėkite paspausti mygtuko, bent koks, kaip sakant, prie mano vaizdo įrašo judesys, tik tai padidins mano žinomumą, na, o tai man bus motyvacija kažkiek tai gal labiau skirti, daugiau skirti laiko tokiem vaizdo įrašam, vaikščiojimam. Tiesiog, kaip atrodo tikra gamta, ne plentukai kažkokie tai, takeliai kažkokie tai, o tokie šabakštynai, kaip sakau, neprieinamos vietos. Gali būti kelionės gan ilgos. Viskas priklauso nuo jūsų
Tai va, nuo pietų pabuvau gamtoje, atsigavau, energijos įgavau, jums kažką parodysiu. Va čia tikrai žinau, kad buvo kažkada tai laukai. Čia buvo kelias, va, o tos vietelės, kur dabar yra beržynėliai, čia buvo žmonių laukai. Ta vieta tai tikrai žinau, nežiūrėjau pagal 40 metų ortofoto ar aerofoto nuotraukas, kas buvo tose vietose, nes čia mano, kaip sakant, beveik kaip ir tėviškė. Nu, tenka domėtis, kas buvo, kiek medžiai išaugo. Tai va, daugmaž galiu spręsti galų gale ir medžių metų amžių. Tai va, štai išėjome iš miškų. Ten dar beržynėlis toksai kelionė yra gan įdomi. Ten galima nukeliauti miškus. Va. Išeiname į laukus. Va. Saulė eina jau link horizonto. O aš traukiu namo. Va. Dar gal kažkiek parodysiu, kaip atrodo pievos. Tiesiog pievos, gal žmonės mieste gyvenantis tiesiog gal iš kaimo į miestą atvažiavę, kaip atrodo pievos. Va. Kaip mes išėjome. Čia val buvo kažkada tai laukai. Va. Nes čia gan yra durpinga vietovė. Čia gal labai žemė sausa būna vasarą. O tokiu laikotarpiu durpėja ir pasidaro labai pelkėtos vietos. Na, o kai kas kaip jauna medžius, kaip kitaip įvažiuosi. Va to. Va taip tenka vaikščioti. Gerai, kad guminius apsimoviau. Va. Nenori saulės pusę šviesti. Va, kaip kokios vėžės. Traktoriai vis plečiasi. Na taip išdarko kitų žmonių pievas. Bando kažkaip pravažiuoti. Per tą pačią vietą neina kaip važiuoti. O taip ir. Kokia žemė
juoda žemė, visa juoda. Jinai labai derlinga ta žemė. O va, žiauriai jinai čia derlinga. O, taip atrodo laukai kaimo. Dar parodysiu, kokios iš tikrųjų, kai žmonės čia gyvulius gano arba šienauja, niekas čia neleidžia važinėtis. Va čia sukinėta yra, kad ne ant tvoros kokios nepakipčiau. Va, kokios iš tikrųjų yra pravažiuotus, kaip išvažinėtus. Va. Va čia tas tikrasis keliukas. Va. O čia taip turėtų eiti šitas keliukas. Čia visko primėtyta. Žmonės kažkiek tai gal bando kažką tai. Bet čia nieko gero, va. Ką turi, tą sumeta. Oi. Todėl tenka žmonėm rinktis va tokį variantą ir gadinti kažkam tai pievą. Bet pažiūrėkit, kokia žemė juoda. Gal taip nesimato. Saulė toj pusėje iš vis nieko nesimato. Tai va. Ir čia šitai kiek galimybės kažkiek pavažiuoja arba čia suka. Na arba va. Geriausias variantas. Važiuoti kaimyno žemę. Dažniausiai iš tai padaro miškininkai. Nes tokiu laiku niekas laukuose nieko neturi ką veikti. O iš darko tik tai traktoriai. O, kaip išdraskyta. Kaip išdraskyta viskas. O, kaip atrodo kaimo. Ja, iš miško. O tiek tenka nueiti peškom, kažką tai nufilmuoti, jum parodyti. Čia tai dar kiek neparodė. O. Matas, kaip išmauruotas keliukas. Aha, o čia lyg tai buvo pievos. Pievos. Žmonės čia šitą įsierė kažkiek tai, susikultivavo, susitvarkė žemelę. Va. O čia jau kiek dar galėjo nupjovė. Va. Tai ką, artėjame link kaimo. Manau, jums nepabodo. Parodžiau trumpam ir miškas kaip atrodo. Ir galų gale parodžiu, kaip atrodo kažkiek tai
kaimo dalis, pievos. Va. Kitiem gal bus džiaugsmo pamatyti, kaip atrodo. Ir kaimas kažkiek tai. Tai ką, visiems malonaus vakaro. Na, o kas žiūri dienos. Na ir iki kitų kartų. Iki.